krepšinio sostinėje Kaune. Tai turėjom 24 mergaitės per šią treniruotę ir buvom labai gražiai nustebę, kad šitos merginos daro didelę pažangą. Pirmame iššūkyje jos dabar užima antrąją vietą, bet nusitaikiusios ir į pirmąją. Tai belieka tik tobulėti. Puikiai praleidom laiką kartu su šiom fainom visom mergaitėm. Labai smagu iš tikrųjų, kad yra tiek noro, kad yra tiek daug norinčių sportuoti mergaičių. Ir tikiuosi, kad tas noras neišblės ir jos tobulės ir galiausiai žais LMKL kaip ir mes ir pasieks didžiausių aukštumų. Būtent šiuo projektu Tapk krepšinio žvaigžde mes skatinam visas mergaitės sportuoti, stengtis, dirbti ir žaisti krepšinį. Merginos labai džiaugiasi matydamos užaugusias žvaigždės, žaidė puikius žaidimus, matėme iš vaikų didelį susidomėjimą, daug norėjo fotografuotis ir mokinosi iš krepšininkių daug pratimų ir technikos elementų. Nenustojau sportuoti, tiesiog mylėti krepšinį visą laiką. Ar patiko treniruotė šiandienos? Labai. Ko išmokot per ją? Šiaip labiau varytis kamuolio, apkūvinėti, tikrai daug ko. Gal labai mąstymo treniruotė. Reikia nenuleisti rankų ir vis tiek stengtis, vis tiek dirbti, nes ateis tas laikas, kai tikrai pasiseks ir bus kaip atsidėkota už tai ir įvertinta. Tai tikrai mergaitės nenustokit žaisti, nenustokit stengti ir dirbtis ir tikrai jūsų darbas bus įvertintas. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mūsų projektas Tapk krepšinio žvaigžde taip smarkiai įsibėgėjo ir apkeliavom daugybę miestų. Net iš tikrųjų abiejų rankos pirštų neužtektų suvardinti, keliuose miestuose buvome. Ir ką mes ten radom? Iš tikrųjų daug nuostabių, gražių krepšininkių. Nuo pačių mažiausių, nuo pirmokėlių iki vyresnių, ketvirtokių, penktokių. Jos tikrai dega noru žaisti krepšinį ir tas suteiktas dėmesys, tas profesionalių krepšininkių globojimas dar labiau jas uždega. Ir tos jų degančios akis mus motyvuoja dar labiau stengtis, jas apdovanoti, jas globoti ir kviesti sportuoti.